Vašku marginti kiaušiniai? Misija įmanoma. Su dukra nusprendėme išbandyti štai tokį rinkinuką iš medaus ūkio, būtent skirtą marginti kiaušinius vašku. Rinkinuke yra viskas, ko reikia šiai procedūrai. Žvakidė vaško lydimui su kaitinimo žvakėmis, lazdelės piešimui, vaškas, patarimai pradedantiesiems ir medaus skanėstas, jei kartais edukacijos metu užsinorėtumėt kažko saldaus. Pirmiausia, pasiruošiame darbo vietą. Kiaušinius jau išvirėme prieš tai ir atvėsinome iki kambario temperatūros, pasiruošėme 2 spalvų dažus, pasitiesėme servetėles ir pradėjom lydyti vašką. Vaškui išsilydžius pirmiausia reikia labai gerai įkaitinti piešimo lazdelių antgalius. Na ir galima pradėti piešti. Procesas vyksta labai greitai, nes vaškas iškart sustingsta. Nupiešus pirmuosius raštus, merkiame kiaušinius į šviesesnius dažus. Mes pasirinkome oranžinę spalvą, o po to vėl marginame ir merkiame į tamsesnės spalvos dažus, šiuo atveju mėlyną. Kol kiaušiniai dažosi, galima ir pasmaližiauti. Štai ir viskas, kiaušinis nudažytas ir išmargintas. Tęsėme procesą su likusiais kiaušiniais ir štai toks rezultatas gavosi mums. Kaip pirmą kartą marginant vašku, manau, gavosi tikrai neblogai. O ar jūs norėtumėte išbandyti tokį marginimo būdą?